Trys dalykai, pagal kuriuos moterys renkasi vyrus, bent jau turėtų taip daryti, nes kai kurie žmonės daro tikrai durnus pasirinkimus, nežinau, pagal kažkokias anomalijas neaiškės. Pirmas, tai moteris įsimyli intelektą ir kažkuo vyro protas ją patraukia, va jisai protingas. Reiškia, su juo bus ar mašina suges, ar ten miške pasiklysi, ar kažkaip priduoda moteriai saugumo. Ir moteris jaučiasi, kad su šitu vyru neprapulsi. Jis nedurnas. Tai viena. Antra, tai yra jo gerumas. Tai kaip jisai elgiasi su savo mama, kaip jisai elgiasi su nepažįstamais žmonėm, kaip jisai elgiasi restorane su padavėja, kaip jisai elgiasi su kitais žmonėm. Ir čia man klausimas, kodėl kai kurios moterys pasirenka tokius, kur elgiasi, kaip paskutinis brudas. Bet čia atskira tema ir bus atskiras video šitai temai. Taigi, pirmas intelektas, antras gerumas, nes tada moteris žino, kad jisai bus geras ir jai, ir jos vaikams, ir jos tėvams. Ir trečias yra, aišku, pinigai. Bet nebūtinai pinigai, kad vyras turėtų turėti dabar pinigų maišą. Užtenka to, kad vyras turi tokią projekciją į priekį, kad vyras turi potencialą uždirbti pinigus ir moteris tai jaučia. Moteris tai gali užuosti per kelis kilometrus. Taigi, intelektas, gerumas ir pinigai, finansai arba potencialas juos generuoti.